Sveiki, aš esu Jurga Žilvytė, vedoastrologė. Jūs esat mano kanale Vedoastrologija lietuviškai. Aš prieš keletą dienų buvau įdėjusi, taip atrodo dabar, kad tai tokį patį video, bet ten man dėl techninių kliučių teko jį ištrinti. Tai ten nelabai daug žmonių pasižiūrėjo į jį, bet aš tiesiog tiems, kurie jau žiūrėjo, tai sakau, nes ten tiesiog dėl techninį. Tai dabar bandysiu tokį padaryti, panašų, bet gal šiek tiek su kitais pavyzdžiais. Apie tą patį papasakoti, nes tas adjesatyva, tas tranzitas šitas Saturno, jisai aktualus visiems žmonėms. Čia nėra kažkokia individuali vieno žmogaus kombinacija, mes visi jį pragyvename. Ir kadangi visi šitie politikai, vienas dalykas jie yra vieši asmenys, o kitas dalykas mes matome jų, kas su jais vyksta, jų tos likimai kažkiek, tai vis tiek daugiau kažkiek. Tai labai, jie yra tokie patogus pavyzdžiai pasakoti apie tas kažkokias tai kombinacijas šitą, apie tai, kaip veikia ta astrologija, kaip veikia vedų astrologija džioitišas. Nes, pabrėžiu, čia ne politinių diskusijų klubas yra. Čia yra kalba apie astrologiją. Kas yra tas adjesatyva? Tai toksai, vedų astrologija, aplamai tranzitai yra mažai naudojami. Bet tokių sunkių planetų, tokių, pavyzdžiui, kaip Saturno, jisai yra naudojamas, jisai yra reikšmingas. Ir nes, kaip tas tranzitas, jisai vyksta kas 30 metų. Jisai nėra, kad ten kiekvieną metais ten Saturnas ten. Kažkiek tai veikia, jeigu ten tie įsijungia, tai vadinami periodai ten tų planetų, tada jisai veikia. O kai jisai eina, tai jisai eina ir praeina. Ir mes ten taip per daug jo ir nepastebime. Bet kas 30 metų, kai ateina, kai jisai priartėja prie to natalinio, kur aš tam gimimo horoskope esančių mėnulio, tada prasideda tokie įdomus dalykai. Ne visiems aišku. Čia vėlgi priklauso nuo to horoskopo, priklauso nuo to, ant kiek yra stiprus tas Saturnas, ne tai, kad stiprus, ant kiek geras jisai yra, ant kiek mėnulis yra gerai stovintis. Arba atvirkščiai, arba būna taip, kad pavyzdžiui, žmonės, kurie ten gyvena tokioj, kaip sakyt, permanentiniai krizėje pastovi, tai jiems ten daugiau, mažiau jie ir nepastebi netgi. Bet šiaip tai ypatingai tokiems jauniems žmonėms būna labai sunku, kada, čia irgi priklauso nuo to, kaip kurį horoskopę stovi, bet kažkur tenais, apie 30, apie 20, apie 30 metų šitą irgi atrodo žmonėms, jie gyvena, jiems ten viskas gerai, mokslai viskas sekasi ir paskui prasideda kažkokios tai problemos. Tai yra toksai savotiškas testas šitą, nes mūsų sielos ateina į šitą žemę, kad evoliucionuotų. Tai toksai gaunasi, kaip praeina tam tikrą periodą ten, nes Saturnas visą tą ratą, šitą, zodiakinį, jisai apsuka per 30 metų. Tai kas 30 metų toksai kaip savotiškas egzaminas gaunasi. Čia kaip mokykloje, ten 12 metų pasimokino žmogus ir turi laikyti egzaminą ir taip ir čia, toks kaip testas toksai. Aišku, kartais būna, kad kiti nejaučia šitą, bet gana retai. Nes turi būti labai tokios jau geros ten kombinacijos, ten labai tas Saturnas toksai labai geras mėnulis, tada irgi kažkaip taip, gerai stovintis šitą kokį nors Jupiterio ten turintis aspektą, ten tokia kaip apsauga, tokia savotiška šitą. Tada jeigu tų periodų tenais nėra, tai būna, kad ir taip, nelabai pajaučia arba labai nedaug, nes ten tuose pat perioduose, tai ten vis tiek jis kažkur tai įsijungia. Nes kadangi tas Saturno, tas adjesatyva, jisai taip teoriškai jisai skaitosi vyksta 7,5 metų. Nes ten jisai, gerai, tada aš atidarysiu. Štai, aš čia pastačiau, čia yra tas vidinis ženklas, tai yra vidinis kvadratas, jisai yra Skvernelio tas horoskopas šitą, ir tas tamsesnis ratas čia yra, tas tranzitinė ta situacija. Ir dabar čia pas Skvernelio, čia mėnulis stovi šitą, ir Saturnas, jisai yra tam ženkle kaip ir mėnulis, eina per tą patį ženklą. Adjesatyva, jinai skaitos, vyksta 7,5 metų šitą, nes Saturnas, jisai per 30 metų apeina šitą ratą
ir ateina, kada ateina į tą ženklą prieš mėnulį, tai va čia jis eina 2,5 metų, va, po to jisai va, per tą ženklą, kur mėnulis to eina 2,5 metų ir paskui dar eina po 2,5 metų va, per tą ženklą, kuris yra už mėnulio šitą. Ir gaunasi tada va, 7,5 metų. Aišku, čia nėra taip, kad ten grinai ten jau žmogus jausų tas visus 7,5 metų šitą. Ten nuo tų periodų priklauso šitą. Ten, kada įsijungia, būna taip, kad ir iš vis nieko truputį, arba labai mažai tik tai, nes ten, pavyzdžiui, ten ne tie pagrindiniai periodai, ten kur nors giliai, ten tas pot periodas, ten tie kažkur įsijungia, tai ten dar, žiūrint, kokius namus valdo, kokią aspektuoja tenais, tas ir natalinis tas Saturnas, ir natalinis mėnulis, ir nuo to priklauso ten tas sferos, kurias užkabina šitą. Gali būti ir lygos šitą. Aišku, būna, aš esu mačiusi šitą ir tokių, kada, jeigu su lygom susiję, ten mėnulis vis tiek, tai yra mūsų ta tokia sąmonė, jeigu ten blogai jisai stovintis, ten depresijos, kai ten išės, ten visokių variantų būna. Bet tai jeigu jau kažkoks didžiulis toksai, jeigu tokia kažkokia, tai reikia važiuoti, čia kartais tas Saturnas neina. Nėra tas sadės atį. Nes principė, tas žinojimas, jisai nemažai žmogui duoda. Nes žmogus pasimetęs, nesupranta, kas darosi, o kada jisai žino tokį dalyką, tai jisai, jisai vis tiek gali suimti daugiau save į rankas, gali suprasti, kad ir to labiau, kad tai daugiau, dažnai tai būna daugiau psichologiniai dalykai. Čia aš grąžinau jo tą pagrindinį horoskopą, ten nuėmiau tranzitą, kad nesimaišytų. Tai va, dabar, aš esu pastačiusi, kadangi aš nežinau gimimo laiko, ir ten tų tokių mažai tų yra, asmeninių tų tokių įvykių, ten vaikai, vedybos, tenais, ten tokia labai neaiškus šitą. Bet kas liečia karjeros ant to kilimo, tą visą karjeros kilimą, tai šitas horoskopas, toksai kylantis ženklas, ožiaragis, jisai geriausiai čionais aprašo šitą visą tai. Nes pirmas dalykas, tada to kylančio ženklo šeimininkas yra Saturnas ir pas jį tas Saturnas yra atmakarakas, sielos signifikatorius. O Saturnas tai yra tokių visokios jisai, struktūros, sistemos visokios, tai už tai ir šitoj, kaip policijos toj sistemoje tenais, tai kilo tais karjeros laiptais šitą. Ir paskui ta politinės visokios sistemos, visa valdžia, visa, tai čia, aišku, čia daugiau jau Jupiteris prisidėjo, nes Jupiteris, čia 10 name, tai jisai čia tikrai duoda labai tokį, aukštą tokį pakilimą, jisai gali duoti. Jisai, matoma, ir davė jam, nes tokios politinės, tokia valdžia, tokia kokią turėjo Skvernelis šitiek, kiek jisai užėmė tų visokių tų pačių aukščiausių postų, tai pas mus turbūt nėra tokio žmogaus, nebuvo mūsų, bent jau šitos nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Nežinau, turbūt ne. Gerai, neatsimenu. Bet vis tiek čia, ir policijos komisaras, ir vidaus reikalų ministras, ir premjeras, ir Seimo pirmininkas. Viskas, kas tik tai nori šitą. O čia tas horoskopas neblogai visą tai sprendžia, nes Saturnas kaip sielos signifikatorius, jisai pilnai tai gali duoti. Bet tas Saturnas čia yra debilituotas. Aišku, kad jisai ten irgi, kad jisai pasiektų tokius postus, tai aišku, ten greičiausiai tas darbas buvo labai didelis. Nebuvo taip, kad jam atneštų ant bliūdelio, čia visą tai ir paduotų šitą. Nes iš kitos pusės jisai dar turi tokią kombinaciją, kuri, šiaip jinai nėra labai dažna šita, kuri vadinasi tapasvė. Tapasvė tai yra, labai ją mėgsta visi šitie indusai, ten visi, kur ten visokie jogai, ten, kurie ten sėdi ten olose, tenais 20 metų ten medituoja, tai ten tikrai, bet tokios kombinacijos tu ten nepasidėsi šitą.
Nes tai toksai sugebėjimas labai stipriai koncentruotis. Ta prasme, kada yra sugebėjimas atmesti ten visus tos išorinius tokius dalykus šitą ir siekti kažkokio tai vieno tikslo, kažkur tai eiti į kažkokią tai vieną tokią sferą, kažkokią vieną sritį, bet jinai gali būti bet kokia. Čia aišku, ten indusai, jie pagal savo tą mentalitetą, jie suteikia šitai kombinacijai tokių, kaip sakyti, tokių tokių labai dvasinių tokių savybių šitą, bet pavyzdžiui ir vakarų žmonės turi tokias tas kombinacijas. Čia pas mus tokių jogų tai nėra, bet tiesiog, jinai duoda būtent mūsų, kaip sakant, mūsų mentalitetui, tai būtent, kad suteikia tą tokį gebėjimą, ten toksai, bet tas iš tiesų, tas kaip tie jogai tenais, ten tokiam čiut nesu atgamtiniam jėgom, tai ir čia vos ne kaip tokia, ant tiek sugebėjimas šitaip lipti tais karjeros laiptais, kaip, pavyzdžiui, geras pavyzdys Skvernelis, kaip jisai taip atlipo šitą. Tik tiek, kad tas Saturnas, jisai yra dar nepasakiau, kaip ta joga, ta pasvi joga, kaip jinai formuojasi. Tai yra Venera, Ketu ir Saturnas. Tai šitos 3 planetos. Čia Ketu savo 9 aspekto, 7, 8, 9 aspektuoja tą Saturną iš vienos pusės. Iš kitos pusės čia yra tas vadinamas Graha Drišti. Ta prasme, kada ženklas aspektuoja kitą ženklą. Tai čia liūtas aspektuoja šitą aviną ir atvirkščiai. Avinas aspektuoja liūtą. Tai už tai tarp jų yra ryšys ir jisai duoda tokį, jisai iš tiesų ten su tokia kombinacija. Ten žmonės turi tokį ryžtą, ten tiesiog kartais gali net iki fanatizmo tokio šitą daryti, kažkoks tikslas kažkokį tai eiti arba visą gyvenimą ten kažkokioj vienoj ten sferoj sėdėti, nepaisant nieko, jokių kliūčių, jokių šitą. Paskui pažiūrėsiu Trumpą, tarp kitko pasirodė, Trumpas turi tokią šitą. Ir mes pasižiūrėsime, kaip jisai sugebėjo tai irgi tą valdžią šitą siekti. Taip, kad, Trumpo atveju tai tikrai čia jokio nėra tokio, kad jisai tos materialinius dalykus atmestų, jam ten turtas labai svarbu yra. Bet ta disciplina vidinė ten pas jį irgi matomai yra. Ir matomai pas Skvernelį irgi matomai jinai matyt buvo šitą. Tai yra irgi taip pat. O dabar tas dabar periodas, tas toksai, vis tiek kažkokius išbandymus jam matomai duoda, kažką tai gal jisai, kadangi tas Saturnas debilituotas, tai matyt vis tiek jisai kažkokias klaidas, žmogus kažkokias klaidas darė matomai šitą. Nes jeigu dabar čia tokie jam išbandymai atėjo, tai matyt, nes tuo labiau, kad jeigu paimti tą Mėnulį, tai čia aišku yra, Mėnulis, jisai kaip ir tas, jisai žuvyse, žuvis tai dvasingumo ženklas iš tikrųjų tai paėmus. Bet tų žuvų tas šeimininkas Jupiteris, jisai nuo žuvų gauna 8 name. Jau krizinis toksai dalykas. Ir plius tas Mėnulis užspaustas tarp Saturno ir Raho. Taip, ta vadinama Papakritari joga. Papakritari joga tai nieko, bet čia jinai gali duoti, nes tokios planetos Saturnas, Rahu, tokios labai jos gali duoti tokią izoliaciją. Ta izoliacija, visokia gali būti. Gali būti ligoninė, bet gali būti ir kalėjimas. Tai bet kadangi žmogus turi tą tokią galingą, tą pasvį jogą. Tai kuom čia baigsis, tai dar labai didelis klausimas yra. Nes gal vis dėlto jis sugebės ant tiek taip susikoncentruoti, ant tiek, kad praeiti tą išbandymą, teisingai. Ir kažkaip tai, kad nieko nebus. Nežinau, čia sakau, ten aišku galima prognozuoti pagal tą periodą, pagal kokie namai įsijungia visą kitą, bet kadangi aš nežinau tiksliai šito jo ar iš tiesų čia šitas yra ženklas, jo kylantis, tai aš gal ir neprognozuosiu. Pamatysime, pamatysime.
Gerai, tada dabar pasižiūrime Trumpą. Nes, pavyzdžiui, vat pas Trumpą galima pasižiūrėti, kada, nes pas jį irgi vat buvo, ta prasme, neseniai. Pas 16 metais, kada jis tapo prezidentu, tada pas jį jau ėjo ta vadinama ta sadėsatė. Gerai, žinau, čia Trumpo yra tas horoskopas, ne visai. Reikia biškį laiką pakeisti. Ten laikas buvo. Tai va, čia va yra ta Trumpo horoskopas. Jo šitas gimimo liudijimas yra internete, yra žinomas laikas. Ir vat, kada jisai šitas, kai buvo jo tas pirmas prezidentavimas, kada jisai pralaimėjo 16 metais tos rinkimus, tada jau ėjo pas jį tą vadinamą sadėsatė. Tada tas va čia Saturnas buvo, vat ėjo per mėnulį šitą. Bet pas jį, kaip Saturnas vat stovi, čia 12 name, bet ten irgi, kaip pasižiūrėjus, jeigu ten tas Bhava Čelita, ta vadinama tam, tai jisai ten atsidūrė čia jau 11 name. Čia teorija reikia aiškinti, nesvarbu. Ta prasme, jisai čia taip iš dalies 12, iš dalies 11 name yra šitam. Taip, ir jisai, čia jisai šitam vėžyje, mėnulio ženklė šitą. Bet su Venera šitą. Tai bet už tai jam pas jį matyt, kad kaip ir tas, ta disciplina ten ta pas jį yra, nes jisai kaip pats pasakoja, jisai mažai miega tenais, jisai, nevartoja alkoholio, absoliučiai. Taip, kad, bet matomai jisai, kaip sakant, pateisina tą pasvį jogą, nes čia irgi pas jį, yra Saturnas su Venera šitą, o čia yra Ketu. Ir vėl šitą Ketu, to 9 savo aspektuoja šitą Saturną su Venera. Ir tas vadinamas Graha Drishti. Taip pat, Vėžys aspektuoja Skorpioną. Ir taip pat, Skorpionas aspektuoja Vėžį. Taip, kad tas ryšys čia yra šitą. Tas mėnulis Skorpione. Šiaip taip čia sunkus gana, čia dažnai ir pas žmonės su mėnuliu Skorpione būna ten su visokiam depresijom, su visokiais dalykais, tai čia tokiais panašiais, tai būna gana sudėtinga. Bet jisai yra su to Ketu šitą vienam laipsnyje. Ta prasme, kad žmogus gimęs grinai per užtemimą. Ten įdomiai, taip grinai tame pačiame. Ketu yra su šito Skorpiono šeimininkė. Taip, kad matomai jinai kažkaip tai ištrauk, kad jam nesigirdėjo niekada, kad pas jį ten tokių problemų kažkokių būtų. Taip, kad ten pas jį tokių keistų visokių dalykų yra. Tai čia tik tas Saturnas ir šitas, tai čia gali ir tai duoti šitą. Bet, tai 16 metais, vienu žodžiu, kaip šitą, tada buvo Daša, kokia tada Daša buvo, tada dar buvo Marso Rahu Daša. Kaip žmogus atgimęs grinai ant to užtemimo, tai jisai gal čia taip atėjo, tas sistemas, tas griauti ten ir štatuose ten jisai griauna ten tą sistemą, tą politinę, tą šitą ten ir čia tas NATO čia jisai griauna, bet tai va. Tai tada, kada jisai 16 metais čia buvo, dar nebuvo tokio to periodo to. O paskui 20 metais, kada jisai jau nebelaimėjo, kai prasidėjo ten tie visi teismai, tai tada tas sadėsatė, tas Saturnas, jisai ėjo čia per Šaulį. Bet kadangi tas mėnulis su Ketu, jisai yra, čia skaitykime ant ribos, mėnulis 27-28 laipsniai kažkur, tai jau ant pačio tokio ribos šitą. Taip, kad čia dar galima skaityti, kad nebuvo, kaip sakyti, ne tas trečias periodas, bet dar tas antras tik tai.
Taip, ir taigi tenais ir ten ir impeachmentas jamgi grėsė, ir ten teismai, tie kaltinimai visokiausi, ten ta moteriškė tenais, ten su visokiais kaltinimais tokiais šitą. Nu ir ką, ir nieko, ir paskui 24 metais, va, tai išeina, kad žmogus visai kažkaip tai sugebėjo sėkmingai tą periodą praeiti. Ir to periodo rezultatas buvo va, prezidentas. Antra kadencija. Nu. Tai kad, va, kaip, aišku, pas Skvernelį biškį ten sunkesnė situacija, nes tos planetos sunkiau stovi. Čia tai nėra čia jokio čia, nei tas... Ir tada, kada jisai 20 metais, kai jisai nelaimėjo tų rinkimų, tai tada jau buvo įsijungęs, buvo Jupiterio, Saturno tas periodas. Saturnas, va, 6 namas, Jupiteris 8 namas, vat už tai greičiausiai taip ir jam gavosi. Čia Jupiteris aspektuoja va, šitą 10, dėl to ten vat, visi tie, dėl to jisai ir matomai tampa to prezidento. Antras, jisai stovi antram name, čia visi finansai, čia dabar kitas Jupiterio eina periodas pas jį, tai ten matot pas jį ten tų pinigų, ten kaip šienas tenais. Nes Jupiteris labai ten, antras namas tai būtent yra sąskaitos, būtent va. Tai jisai taip ir plečia. Bet kada buvo tas pat periodas šito Saturno, tai tada va, ten buvo jam jau tragiškai šitą, kaip jis ten sugebėjo, kaip jisai susitvarkė su tą visą sąmonę savo, ką mes nežinom, mes nematėme šitą. Bent jau aš nežinau. Bet kažkaip matomai žmogus susitvarkė ir jisai matomai sėkmingai praėjo tą periodą ir, vat, nes iš tiesų, pavyzdžiui, tas, kas praeina įsigą pakankamai sėkmingai tą periodą, gali, vat, netgi, kaip sakant, gauti visai tokius gerus rezultatus. Dabar, taip, ir pasiva ta pasvijo joga šitą, ta kombinacija, Saturnas, Venera ir Mėnulis. Tas vat gebėjimas toksai va siekti tos valdžios šitas, kaip tas gebėjimas. Iš tiesų tai, va tas būtent net nenoras tai gali būti. Tiesiog žmogus nesusimasto, tenais varo, įtraukia į tą, tenais net neaišku, kokia jėga jį va traukia būtent į tą valdžią šitą. Ir nes, ne visada, kiti sako taip, bet kietų sako, kad ta duoda tuštumą tą tokią ir už tai va žmogus jį tempia, o ten priklausomai nuo to horoskopo, tai kiekvienam savo, kiekvieną tempia į savo sritį, kaip sakant. Trumpą tempia į valdžią, ir jisai vis dėlto. Nes aišku, matomai be šitos tokios kombinacijos, tai jisai niekados nebūtų pasiekęs tiek. Ta prasme, kad gal vieną tą prezidentavimą būtų pasiekęs, bet ten po visų tų impeachmentų, tų teismų, tai kitas žmogus tikrai jisai palūžtų. O čia ne, čia toliau, pirmin su dainom, taip sakant. Tai va. Taip, kad, taip visus Skverneliu, aš sakau, aš negaliu nieko prognozuoti, ten pati situacija yra prastesnė šita, bet ant kiek žmogus sugebės praeiti visą tai, pasižiūrėsime. Tai va, dabar dar trumpai, tada kaip žadėjau, parodysiu Ruginienę. Nes Ruginienė tai turi iš vis tokią gražią šitą. Aš čia vėl pastačiau į tą ožiaragį, nes, aš iš viso, Ruginienės tai iš vis nežinau to horoskopo. Tiesiog pasiema Mėnulis čia su Ketu yra, nuo Mėnulio vadinkime. Gal jinai ne ožiaragis visai, gal kitas kažkoks, tai, dar labai mažai, nes jinai tik tai, jinai jaunas politikas yra, jinai dar ten tik tai, tie rinkimai, kur ten dar nelabai ten tos rinkimus jinai dalyvauja, tiesiog išnešė, kaip sakant, čia tai tikrai ant padėkliuko tenais jie šitą. Jinai tos rinkimus laimėjo tenais ir paskui tapo tuo socialinės apsaugos ministrų tenais.
Nu ir paskui vat, tas ministras pirmininkas tiesiog išnešė ją ne, čia greičiausiai yra tikrai netokia. Bet aš dabar pasakoju apie tą pasvį jogą. Tai va, Ketu, tai yra ne, Venera ir Saturnas. Va, tarp jų, va, toksai gražus yra ryšys čia. Ketu aspektuoja ir Venerą, ir Saturną. Saturnas su Jupiteriu, Jupiteris dar čia šitą visą kombinaciją aspektuoja. Čia ir Jupiteris, jisai, kaip, kada planeta stovi taip kartu, jos, kada, pavyzdžiui, tie periodai, kada įjungia ir tą šalimai stovinčiai. Ypatingai, jeigu ten arti kažkur, tai įsijungia. Tai Jupiteris dar šitą aspektuoja, gaunas tas toksai trikampis toksai. Čia kažkada aš anksčiau pasakojau, kad tai yra mūsų visatos pagrindas. Trikona, trikampis ir kvadratas šitą. Tai kvadratas duoda tokią energiją, tokią didžiulę šitą, o ta trikona, jinai tokia, tai jau daugiau tokie dvasiniai dalykai, tokios apsaugos visokiausios. Tai tai pas ją tokia, labai graži ta šita kombinacija. Ir, pavyzdžiui, ir pas ją jaučiasi netgi. Bet, kaip, dar ta pasvį joga, dar, pavyzdžiui, tas sugebėjimas toksai atsiriboti nuo kažko tai šitą. Aplamai tai matomai duoda žmonėms tokią, kada žmogus sugeba atsiriboti nuo tų rezultatų, tai ir duoda tą tokią jėgą. Nes už tai, kad kaip tie, kas reiškia tie jogai, tie visi, kurie ten siekia tos mokščius, tai ten, kaip ta karma šita. Kada tu atsiriboji, sugebi atsiriboti nuo tų visų tenais norų tokių. Ir šitą, ir kaip Ruginienė ten kartais sako, aš neprisirišu prie to rezultato, kai bus, tai bus. Tai čia tipiškas, kaip sako, kaip šneka žmogus su tokia jau kombinacija šitą. Tai sakau, čia Ruginienės, pakol kas nieko jos, ten nei tų asmeninių tenais, kada tie vaikai ten gimė tenais, tai ten vienaip pasako, tai gaunasi vienais metais, kitaip pasako, tai kitais metais gaunasi. Kada vedybos, kada, ten, netgi kada jinai tuo profsąjungos ten to pirmininku tapo, 14, o kada, tai 12 mėnesių. Čia pakol kas neįmanoma, gal kažkas daugiau šitą išryškės, tai gal tada aš daugiau apie ją papasakosiu. Jeigu reziumuojant visą tai, matot, kaip kuriems žmonėms toksai, kad ir sunkus periodas, jisai gali duoti tokį, didelį pakilimą šitą. Trumpas dabar pats galingiausias žmogus pasaulyje, galingesnių jau nėra, taip kad matote kaip. Aišku, visai būna, kiti žmonės būna ir palūžta šitą arba kaip Masiulis šitą. Nors taip, kaip pas Masiulį, tai, aš nerodžiau čionais, bet pas jį, kada, jam tenais pati, to buvo pareikšti jau tie šitą, įtarimai, tai ten tas jau tada buvo tas periodas, jau tos adės atėjo. Taip, kad lygiai taip pat. Ir ką, ir jisai, bet jau kai jį pasodino, tai jau jisai buvo pasibaigęs. Ir taip, aš taip kaip suprantu, tai ten, kadangi jisai nieko nepasidarė išvadų iš to periodo, tai, kaip sakant, visata nusprendė, kad eik pasidėk šitą ir pasidaryk tas išvadas. Ir ką, ir pasidarė, ir ką dabar. Ir šitas rašytojas, ir filosofas, ir ant jo matosi, ant kiek žmogus pasikeitė iš tiesų šitą. Aišku, čia ne visiems taip kardinaliai keičiasi, čia retai kam šitą. Nors mes paprastai nematom tokių dalykų, o ant politiko, kaip gerai matosi viskas. Tai čia, kaip sakant, dėkui politikams, kad jie yra tokie vieši asmenys, ir kaip mes galim čia juos panagrinėti, tai panarstyti truputėlį. Ten tie visi žurnalistai dar, ten ir tie visi politologai dar netiek jūs ten išnarsto šitą. Tai tokia, tai tiek pakol kas, tai iki.